nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Neseniai Utenos kultūros centro vadovės pareigas pradėjote Sonata Veršelienė. Ilgametę vadovavimo patirtį sukaupusi specialistė, puikiai išmananti tiek socialinę, tiek kultūrinę sritį. Ji vadovavo įvairioms organizacijoms, koordinavo renginius ir aktyviai prisidėjo prie regioninės kultūros bei verslo iniciatyvų. Be to, kilusi iš Sudeikių, ji puikiai supranta mūsų krašto žmonių poreikius. Ką ji planuoja nuveikti Utenos kultūros centre, kokius pokyčius ketina įgyvendinti, kokie iššūkiai laukia naujose pareigose. Apie visą tai šiandien atvirame interviu su Sonata Veršelienė. Sveiki, Sonata. Labadiena visi Utenos radijo klausytojai, krašto žmonės ir visi tie, kurie mylite kultūrą Utenoje. Na, gal pirmiausia, taip man iš karto dabar kilo mintis, pradėsime nuo jūsų vardo. Sonata, skambesys, tokia lotyniškai sonarė skambėti, vis net vardas jūsų susijęs su menu, tai gal čia dabar jau pati geriausia bus vieta. Matomai, labai gražiai įžvalga jūsų iš tikrųjų, labai ačiū už tokią įžvalgą. O kas davė vardą jums, Sonata? Vardą davė tėveliai, bet sprendimą priėmė mama, kiek žinau, taip, dėl vardo, nes buvo numatytas perspektyvose visai kitas vardas, bet taip gavosi, kad mamai nepatiko einant užregistruoti ir davė vardą Sonata. Aišku, buvo jis išskirtinis tuo metu, kai aš augau ir savo jaunystėje, tai gal mes buvome Sudeikiuose, kuriuose aš mokiausi pagrindinėje mokykloje 2 sonatos, tai buvom kažkokie unikalūs vardai, tai iš tikrųjų, ir stengiausi visą gyvenimą, kiek esu nugyvenusi, puošti savo vardą, būtent tokiais skambėti savo gražiais darbais. Tai tikrai labai dėkinga esu mamai už labai nuostabų vardą. Tai tikrai, Sonata, dėkojame, kad atėjote į studiją ir sutikote pasikalbėti. Visai neseniai žengėte šią kultūros sritį. Ką jums reiškia galimybė vadovauti Utenos kultūros centrui? Ačiū, kad pakvietėte pirmiausiai į pokalbį. Iš tikrųjų, jau dabar pats metas ir pats geras laikas, jau beveik baigėsi 4. savaitė intensyvaus darbo. O ką man reiškia, tai reiškia labai didelę atsakomybę. Atsakomybė prieš darbuotojus, kuriem aš turiu suteikti saugias, gražias ir sveikas sąlygas dirbti, atsakomybė prieš Utenos krašto žmonės, kad jie gautų savo poreikius atliepiančius kultūrinius renginius ir žinome didžiulę atsakomybę prieš rajono vadovus, kad pateisinčiau jų lūkesčius. O žinot, rajono vadovai yra jauni, ambicingi, turintys daug norų, poreikių, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo, nes man irgi gyvenime iššūkiai, susikurti planai, ambicijos labai patinka. Tai aš manau, kad tikrai atrasime ir stengsiuosi atliepti būtent tiek Utenos krašto žmonės, tiek rajono vadovus, tiek save pačią. Tai tada su kokiais lūkesčiais ir idėjomis pradedate šį darbą? Jo, geras jūsų klausimas labai, kaip aš ir minėjau visuose pokalbiuose, kad kai tik tai planavau jau ateiti į konkursą, į Utenos kultūros centro direktoriaus, tai turėjau labai gražią apsirašysi viziją ir iš tikrųjų analizavau labai daug dokumentų, labai daug veiklos ryčių, žinoma, lyginau kažkiek su kurortiniais miestais, kurie teikia kultūros paslaugas. Tai Utena, aš įsivaizdavau, kad irgi tas yra tas pagrindinis Utenos kultūros centras, pagrindinė vieta, kuris yra kultūros renginių organizatorius ir kad per mėgėjų ir profesionalų meną ten būrėsi kolektyvai ir vyksta kultūriniai renginiai. Šiandien dienai mano tokia pagrindinė ambicija ir noras, kad sudaryti saugias sąlygas, niekam Utenoje matomai nepaslaptis, kad pats kultūros pastatas yra iš tikrųjų truputėlį apleistos būklės, tikrai nepabijosiu to pasakyti, ir per eilę metų nusidėvėjęs. Tai tikrai turėčiau atkreipti labai didelį dėmesį į kultūros centro pastato
išvaizdą, į stogo saugumą, kas yra pirmiausia man atliepia, į fasadą, kuris mes visigi matome, koks jisai pažaliavęs, kaip reikia sutvarkyti, į patį gerbuvį, į pamatus, į laiptus, į tokius techninius dalykus, kas yra rajono įvaizdžiui labai labai svarbu. Ir žinoma, viduje turime daug įvairių neišspręstų arba sprendžiamų, sakykime, ne kad problemų, bet iššūkių, tokių techninių dalykų, kur mes tikrai galime dabar šiandien dienai vykdyti saugias kultūros paslaugas, bet visur reikia padaryti labai daug dalykų, kad jos būtų dar geresnės, profesionalesnės, kad mes galėtume kviestis aukšto lygio atlikėjus, kad galėtume jiem pasiūlyti kaip paprastai persirengimo kambarius truputį su jau inovatyvesniais dalykais, su dušais paprastais, tarkim, tai va. Tai daug tokių iššūkių laukia. Apie pokyčius yra labai sunku kalbėti, nes, nesiruošiu aš čia daryti kažkokių didelių pokyčių nei kultūros srityje, nei kolektyvo situacijoje, nei Utenos krašte. Tiesiog stengsiuosi įsilieti į tą visą kultūros gyvenimą ir daryti taip, kad būtume mes geriausi. Tai vat mano toks noras ir viduj ambicija užsibrėžta, sutvarkius tuos tokius ir tvarkant, net negalerijos galima iškart taip sutvarkyti, tuos visus techninius dalykus, kad Utenos kultūros centras palaipsniui taptų būtent necentrinių miestų pavyzdys, kaip pavyzdiniai kultūros namai, o ateities perspektyvose matomai ir kultūros sostinė. Na, prieš laidą jūs juokavote, kad truputį turėjot kitokių minčių, pamatėt, kad reikia ūkinę tą dalį tvarkyti ir pavadinot, gal pseudonimas net bus ir stogas, bet stogas virš galvos yra labai svarbus, stogas bet kam, visur yra svarbu. Tai kaip dar labiau planuojate įtraukti bendruomenę į kultūrinį gyvenimą? Kokių minčių turite su kolektyvu, gal jau spėjote aptarti, pasišnekėti? Jo, su kolektyvu mes kalbamės nuolat ir pradėjau savo pirmą darbo dieną nuo pokalbio su kolektyvu. Labai noriu pasidžiaugti, ką geriausio, ką aš radau kultūros centre, tai yra kolektyvas. Tai dirba tikrai labai motyvuoti, profesionalūs, labai atsidavę savo darbui žmonės, kuriem esu be galo dėkinga, jie labai gražiai mane įveda į savo kultūrinį gyvenimą, tikrai skiria labai daug savo laiko mūsų diskusijai, kad atrastume kompromisą, kad ieškotume kažkokių problemų ir iš karto ieškotume sprendimo būdų, tai tikrai už tai esu labai dėkinga. O bendruomenė yra labai svarbi savoka visom prasmėm. Tai bendruomenė tiek kaip kultūros darbuotojų bendruomenė tiek vietos savivaldoje, bendruomenė tiek, sakykime, kurie ateina į mūsų renginius, bendruomenė mėgėjų meno kolektyvų ir profesionalių renginių organizatorių. Tai mes su jais labai norime dirbti ir bendradarbiauti su visais, atliepti jų kažkokius poreikius, lūkesčius ir norus. Noras, kad kultūros centras tai ir būtų tas centras, kur norėtų burtis žmonės, ateiti į įvairias edukacijas, galbūt išsivystys labai plačiai ir valgymo kultūra, nes atsidarė nauja kavinė, pas mus kultūristas, tikrai pasididžiuosiu ir pasigirsime. Tai tas irgi siesis su renginių spektru. Aš labai tikiu, kad veikianti kavinė, jinai derinsis prie mūsų darbo laiko ir vykdomų renginių koncepto pačio. Tai manau, kad ta bendruomenė turėtų ne tik ateiti, bet ir visada išreikšti savo norą ir poreikį. Nes mes tik girdėdami žmogų, kuriam rūpi Utenoje kultūra, švietimas, turizmas, mes galime dirbti. Jie mūsų, sakykime, darbdaviai netgi. Tai mes girdėdami, kokių jie renginių nori, jeigu mėgėjų meno kolektyvai, kokie jie koncertų nori, kur nori pasirodyti, kokie iššūkiai laukia. Tai iš tikrųjų ta bendrystė, bendradarbiavimas, aš manau, kad bus pagrindinė mūsų kolektyvo stiprybė, kur mes sutelksime visas pajėgas siekiant bendro rezultato. Na, jūsų karjeroje įvairios vadovaujamosios pareigos, kokia patirtis iš ankstesnių darbų gali būti ypač naudinga čia, kaip jūs manot?
Jo, labai norėčiau, kad nesusidarytų toks įspūdis klausytojams, kad įvairios, tai kad čia padirba direktorė trumpą laiką, taip jau susiklosti gyvenime, kad iš tikrųjų dirbau 13 metų Anykščiuose viešojo įstaigos sveikatos oazė, kuri administruoja Anykščių baseiną Bangenis, tai puikus sveikatinimo kompleksas, tai tikrai 13 metų vadovaujant yra labai daug atiduota. Po to, taip gyvenimas lėmė, kad pasikvietė mane į verslo nišą, ten yra asociacija, Panevėžio prekybos ir amatų rūmai, tai ten buvo tokia kaip netarpinė stotelė, bet prie darbo toks padėti verslui įgyvendinti įvairius projektus, o jau paskutinė mano vadovavimo, tai gal net ne vadovavimo, tai yra direktorius pavaduotoja Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui. Tai ten ugdymo proceso dalis, kuri administruoja būtent sportinę veiklą. Tai dirbdama ten, aš supratau, kad kaip, yra normalu gyvenime, kad tu matai, kad tai yra darbas ne tau. Neneša tokių rezultatų, kurių aš norėčiau, sakykime, kurių mes galėtume siekti, tai tu įsivertini ir tada visą laiką ieškai kur geriau. Tai vadovavimo darbo patirtis, mano gal čia, sakykime, tai yra dabar 3 tokia rimta, tai po baseino, tai sakyčiau, netgi gal 2. Tai 25 metus iš vis turiu darbo stažo ir tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, tai manau, kad čia užsibrėžiau tikslą, turiu kontraktą 5 metams, bet manau, kad būtų labai šaunu ir tuo esu įsitikinusi, kad žmogus savo darbo rezultatą gali parodyti tik po 10 metų. Tai ta erdvė, tas laiko tarpas, manau, kad turėtų duoti labai daug mums visiems Utenos krašte gyvenantiems. Kokia jūsų nuomonė, Sonata, yra didžiausia kultūros įstaigų stiprybė ir kokie iššūkiai joms kyla šiandien? Stiprybė, tai žinoma, organizuojami renginiai ir viduje veikiantys mėgėjų meno kolektyvai. Tam ir yra sukurti kultūros centrai, kad ten burtųsi, kurtų ir gyventų būtent žmonės iš mūsų visuomenės ir bendruomenės. Tai yra stiprybė. Kaip sakau, kur daugiau, jeigu ne čia šituose kultūros centro namuose, kultūros centre galėtų būtent ateiti žmonės, užtikrinti savo užimtumą, patenkinti savo poreikius kultūrinius, tiesiog pabūti, tiesiog gražiai pažiūrėti spektaklį, koncertą paklausyti. Tai vat būtent tas. O pamečiau mintį, jeigu galite, priminkite antrą klausimo dalį. Kaip, kokie iššūkiai, ne? Kokie iššūkiai? Iššūkiai, kultūros centrų iššūkiai šiandien dienai matomai yra didžiulė konkurencija. Maži kultūros centrai, sakykime, vis tiek mes priskiriami esam prie necentrinių miestų, tikrai pakankamai daug stipriai konkuruoja su dideliais miestais. Ir tas, kuris myli kultūrą, jisai tikrai labai daug domisi, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta Europoje, pasaulyje. Jis tikrai investuoja į savo kultūrinės žinias ir savo norą kažką išgirsti naujo, jis važiuoja. Važiuoja į Vilnių, Klaipėdą, Kauną, Latviją, Estiją, klausytis didžiųjų koncertų, tas tuo pačiu išveždami iš mūsų, sakykime, pinigus, už kultūrą. Tai va ta konkurencija yra iššūkis, jau jaučiama konkurencija net ir mažuose miestuose tarp kultūros centrų, taip kas pirmesnis, tas gudresnis, tai jau atlikėjai išties savo honorarus tikrai pakankamai aukštai pakelia, vertina ir juos arba pasikviesti, arba pasisamdyti jau pasidaro iššūkis. Aš džiaugiuosi, kad pas mus kultūros centro salė talpina tikrai nemažą dalį žmonių, virš 500 klausytojų mes galim pasiūlyti, tai mes esam kaip ir patrauklus dar tiem populiariem klausytojam ir kurie, sakykime, šiandien dienai, taip pasakysiu, ant bangos yra, kurie mums visiems įdomu kaip klausytojams. Bet jau visą laiką į nugarą kvėpuoja tie didieji miestai, ko mes negalime pasiūlyti. Tai šiandien ir ta pati mūsų scena, kuri reikalauja labai daug dėmesio ir sakykime, kitos erdvės, kurias reikia investuoti, tai mes jau turim tiesiog neatsilikti nuo šito viso, kad mes bent jau, jeigu negalime pasiūlyti jiems 1000 vietų žiūrovų, tarkim, kad daugiau bilietų parduotų, tai mes turime pasiūlyti labai jaukias sąlygas koncertuoti. Turi būti ta tokia grandinė nenutrūkstama paslaugų. Tai žinoma, aišku, aš pasidžiaugsiu, kad Utena turi ir areną, kurioje galima vykdyti ir pakankamai nemažus renginius ir manau, kad čia bendradarbiaujant tikrai galima bus kažkokią išvystyti vieną kitą mintį ir gerą projektą, tai ir pasikviesti galbūt ir didesnių renginių. Tai čia į ateities perspektyvas. Tikrai, kas būtent, ką galima būtų pakviesti, kas
irgi priimtų iššūkį būtent koncertuoti mūsų krašte, nes tikrai dėkingas kraštas yra tuo, kad aplink yra labai daug gražių rajonų, kurie, žinoma, mes nekonkuruosime su Vilniu, Kaunumi, bet galime, sakykime, savo išsikelti tikslą, kad bent jau galėtume su, sakykime, mažesniu vos ne miestu pakonkuruoti. Tai kokių tada naujovių ar renginių jau galėtume tikėtis išvysti artimiausių metų? Renginiai, aišku, jie įvairiai, kaip aš ir minėjau, renginius mums diktuoja rinka. Jeigu kalbam apie komercinius renginius, tai žinoma, jie pagal mūsų renginių kalendorių planą, jūs tikrai pasidomėkite, Anykščių, atsiprašau, čia mano, aš sakiau, bus pagrindinė, jo, aš jokiausi, sakau, ir vadovams, sakau, atleiskit man, jeigu aš kartais Uteną pavadinsiu Anykščiais, nes ten 25 metai, tai duota gana nemažai, tai atsiprašau visų klausytojų. Tai aš irgi būdavo iš ankstesnio darbo, net važiuodama automobiliu, nusukdavau ne į tą pusę. Tai va. Čia normalu. Tai ačiū už supratimą, o kas liečia renginius, tai žinoma, mes pasiūlysime tuos tokius komercinius tiek teatrus, tiek spektaklius, tiek mūsų koncertus, kurie atvyksta pas mus, tai mūsų platformoje socialinio tinklo jūs pasižiūrėsit ir pagal renginių kalendorių jūs tikrai įsianalizuosit, kas jums atitinka poreikius. Šiandien dienai aš labai noriu visus pakviesti į patį gražiausią ir artimiausią renginį. Tai į Švęskime Lietuvą, tai yra skirtas renginys Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Tai mes švęsime šitą dieną netgi 2 dienas, tai kartu apsijungiame ir su Utenos meno mokykla, ten irgi vyksta tradiciniai renginiai, bet programą lygiai taip pat aš tikrai neišsiplėsiu ir neskaitysiu, jūs rasite mūsų socialinėme tinkle Utenos kultūros centras, ten yra jau pasidalinta ir jau komunikacija vyksta šito klausimu, tikrai pasidomėkite. Bus labai įdomių iniciatyvų ir 15 dieną nuo, sakykime, įvairių simbolinių laužų, šviesų instaliacijų. Kviesime šeimas, kolektyvus nusifotografuoti prie Basanavičiaus paminklo, tada įkelsime nuotraukas į mūsų ekraną, juos galėsite stebėti visi. Žinoma, visus labai kviečiu į šventas mišes, kurios bus aukojamos už Tėvynę Lietuvą, tai 18 val. 15 dieną. Lygiai taip pat ir 16 dieną, 9 ryte irgi bus aukojamos šventos mišios. Tikrai visus kviečiu ateiti, pasibūti, pasimelsti už taiką, kas yra dabar mums labai svarbu ir kad būtumėm dar vieningesni. Ir vakare, jau sakykime ne vakare, gal popietę mūsų lauks iškilmingas minėjimas 15 val. Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Ir pakviesime visus į grupės Rois koncertą. Tai čia yra toks iššūkis, kaip uteniškiai priims tą būtent naują programą. Tokia tai yra klaipėdiečių elektroninio roko grupė, būtent su specialiai sukurta programa skirta paminėti Lietuvos valstybės dienos atkūrimą. Tai yra nemokamas renginys, aš tikrai mielai kviečiu, programa yra tobula. Tai tikrai labai švęskime Lietuvą visi kartu. Taip. Na, dar prieš švenčiat norėtųsi jūsų paklausti ir apie asmeninį ryšį su kultūra ir laisvalaikį. Sakykit, Sonata, ar turite mėgstamą meno sritį, ar tai muzika, teatrą, dailę, kas jums artimiausia? Šiaip myliu visas kultūros sritis, stengiuosi būti jų stebėtoje, o žinoma, muziką myliu labiausiai. Esu klausytoja, bet gal daugiau dabar esu klausytoja tokių dalykų kaip pokalbių, pašnekesių įvairiomis psichologinėmis temomis, galbūt ir apie gamtą. Šiaip širdyje esu keliautoja pėsčiomis žygeivė. Tai tas, kas susijęs su gamta, su kelionėmis pėsčiomis, piligriminiai gyvenimai, tai yra man labai patinkantis ir tai yra apie mane, nes aš keliaudama pėsčiomis pamatau, kokia yra Lietuva graži, dar kol kas keliauju tik Lietuvoje. Labai dažnai su vyru keliaujame ir motociklu, tai dar labiau pamatome, kokia Lietuva yra graži ir tuo labai reikia džiaugtis. O šiaip jeigu apie mano vidinę kultūrą, tai mes labai daug laiko praleidome Utenos muzikos mokykloje, nes mano dukra
mokėsi pas gerbiamą mokytoją Zitą Lukošiūnienę, fortepijono jo specialybėje, tai mes su vyru juokėmės, kad 8 metus tikrai išsėdėjom tas kėdes, išklausėm visų koncertų, tada dukra baigė Gruodžio konservatoriją, pianiną ir dirigavimą, tai irgi visą laiką buvo labai artima. Tai fortepijono muzika man šiandien dienai pradedant skambėti, man kūnas sustingsta, širpuliukai bėga, tai aš labai myliu fortepijono muziką ir ne veltui mano vardas Sonata. Tai va, matot, išsiaiškinom per visą laidą skambėjimas. Tikrai. Tai gal Sonata tada, koks buvo paskutinis kultūros renginys, kuris jūs įkvėpė, galbūt paliko tokia širdyje labai gerą nuotaiką, šviesą tokia. Šiaip jeigu apie paskutinį, tai buvo, mes su vyru nusipirkome bilietus ir nukeliavom į mamą apdovanojimų šventę, sėdėjome kažkur labai labai aukštai, stebėjome tą renginį ir jisai mane įkvėpė. Aš negaliu atsakyti, aš tiesiog buvau stebėtoja dabar ir pasidariau daugiau tokia renginių stebėtoja, kaip viskas vyksta, koks formatas, kokie pliusai, kokie minusai, iš kokių klaidų mes galime pasimokyti, ką galime padaryti dar geriau. Tai va, jeigu apie paskutinį renginį, tai mamo apdovanojimų šventė, o jeigu apie mūsų kultūros centro paskutinį renginuką, tai neskaitant džiazų koncerto Kometa, tai, kuris irgi akustinis buvo labai labai geras, tai paminėsiu, kuris įkvėpė, parodė, kiek žmonės įdėjo savo darbo, tai yra mūsų Lėlių teatro jubiliejus, 50 metų Zuikio Puikio teatrui, tai tarkim, tas labai džiaugiuosi, kad žmonės skyrė tiek daug savo laisvo laiko, ateina į repeticijas, ateina į premjeras, skyrė savo laiką ir jie net 50 metų ir gerbiama režisierė Inna Baldauskienė tiesiog įkvėpė savo tuo tokiu ir hiperaktyvumu kartu, ir motyvacija, ir pozityvumu. Tai va čia tas renginys, kuris tiesiog man buvo toks irgi kaip pirma pažintis su mūsų kultūros centro bendruomenė, tu pamatėjai jau viską, kaip yra iš vidaus ir kiek žmonės atiduoda savęs būtent šitai kūrybai. Tai va čia tas man labai dar viduje labiau užmotivavo, kad aš turiu stengtis dėl šitų žmonių, kad jie turėtų kur ateiti, kad turėtų kur vykdyti repeticijas, kad turėtų galimybę kurti, kad mylėtų savo dar labiau kraštą, kad norėtų čia rodyti savo premjeras. Labai gaila iš tikrųjų, čia galbūt truputėlį akmeniukas į uteniškių daržą, kad neatėjo tiek daug palaikyti savo aktorių, kurie taip stengiasi, kurie kūrė, aišku, ne visi ten kūrė 50 metų, bet kad tas kolektyvas jau egzistuoja 50 metų. Tai va čia truputėlį reikia ir auginti tą vidinę kultūrą, kad jeigu aš jau pamačiau mėgėjų meno kolektyvas, tai kas jį palaikys, jeigu ne savi. Tai va čia šitoje vietoje aš supratau, kur reikia mums dar labiau pasikomunikuoti, kur reikia daugiau ištransliuoti, kur reikia socialinių partnerių pagalbos, kad pagelbėtų, nes ateikit žmonės stebėti, ypatingai savų, kur yra renginys nemokamas, kur žmonės atiduoda savo laiką, savo visą stiprybę, tai tiesiog tikrai aš atliepti noriu visų uteniškių klausytojų dėmesį, tikrai ateikit ir klausykit ir matykit ir stebėkit, vertinkit, patinka, nepatinka, viskas yra normalu, bet ateikite. Tai va, toks man įkvėpiantis buvo renginys, kur tikrai nebuvo karališkas teatras. Na, kartu su jūsų atėjimu į Utenos kultūros centrą duris atvėrė, kaip jau ir paminėjote, nauja kavinė Kultūristas. Kaip manote, kokią reikšmę turės centro lankytojams? Ar jau spėjo direktorė apsilankyti ir gal turi savo mėgstamą kokį patiekalą, kurį rekomenduotų? Taip, direktorė spėjo apsilankyti, jau ir pasveikinau ir teko galimybę papietauti. Tai, o maisto kultūra yra labai labai svarbu mūsų gyvenime. Mes jau per daug metų visi tikrai esame išmokę ramiai kultūringai pavalgyti. Aš labai tikiuosi, kad mes nebeskubame ir tą 30 minučių ir daugiau skiriame savo, būtent lėto maisto kultūrai, nes turime pajausti tą meilę maistui
ne tik kad pačiam produktui, bet ir tam žmogui, kuris ruošia šitą produktą, ne? Tai vat tas aš manau, kad bendrystės kultūra ir kavinės kultūristas formatas tikrai mums labai bus svarbus. Aš kaip ir minėjau pradžioje, kad tikrai mes labai su jais daug dirbom dar prieš tai, pasikomunikavom, kad kaip galima būtų atliepti tiek, tarkim, ar ten patiekalų pavidalu, desertų pavidalu, ar, sakykime, edukacijų, degustacijų pavidalu, būtent planuojamus renginius, kad tai kažkoks identitetas atsispindėtų jų patiekaluose. Tai tikrai suradom labai daug bendrų dalykų, labai jauni, ambicingi žmonės, verslininkai, tikrai ateikite uteniškiai juos irgi palaikyti, ateikite valgyti dienos pietų. Tai va, visi jie yra unikalūs, ruošiami kiekvieną dieną skirtingi. Tai tikrai labai tuo džiaugiamės, kad priėmė tokį iššūkį, nes šiandien dienai maitinimo verslas yra labai sudėtingas ir tikrai mes puikiai visi žinom, kaip yra sunku išgyventi. Tai va, o čia jauni žmonės investavo, patikėjo tą žinutę, kad galima ir Utenoje turėti pakankamai aukšto lygio maisto kultūros paslaugą. Tai kad koreliuotų šalia, tai tikrai aš labai tikiuosi, kad koreliuos būtent mūsų maitinimo įstaiga ir mūsų organizuojami renginiai. Tai ir tikiuosi labai gražios bendrystės. Labai malonu su jumis buvo pabendrauti, tai gal tokius, kadangi pirmą kartą susitikome Utenos radijos studijas, tokius linkėjimus savo ir Utenos bendruomeniai, kaip mes čia skambėsime, kokią instrumentinę kompoziciją kursime. Net nežinau, nuo kompozicijos aš linkėjimą pradėsiu. Aš iš vis šiais metais ir savo taikau, ir jums, mėlėjai, visiems taikysiu ir rekomenduosiu, mylėkite save. Mylėkite save ir rūpinkitės savimi. Jeigu jūs mylėsite save, jūs mylės ir kiti. Tai atrodo banalu, bet taip yra. O mylėdamas save, aš galiu nueiti į gražų renginį. Ar tai bus, sakykime, roko muzika, ar tai bus klasikinė, ar tai galbūt bus popso muzika. Nueikite į spektaklį, nueikite galbūt ar ten į banalų spektaklį, o gal ir profesionalų spektaklį, bet mylėkite save, nueikite į mokamą, nueikite nemokamą, nes alternatyvų mes pasiūlyti turime labai daug. Tai va tas meilė savo ir rūpestis savimi, tada mus padarys daug laimingesnius ir mes tikrai nebusime nei pikti, nei nepatenkinti, nors šiaip matau, kad tas jiem negrėsia, jie tikrai šypsosi, taip. Yra laimingų žmonių miestas ne veltui, tai iš tikrųjų labai tuo džiaugiuosi. Tai va, aš linkiu visiems meilės ir rūpesčio savo, tada mylės ir mūsų aplinkiniai. Labai ačiū už tokius gražius palinkėjimus, tai ir aš prie to prisėdėdu, tikrai mylėkime save, tada ir atliepsime, mylėsime ir kitus. Tai linkime jums gerų darbų, gerų startų ir sakau iki malonaus, nes manau dar nekartą susitiksime. Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėte ir gražios visiems dienos saulėtos. Viso. Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo Utenos kultūros centro vadovė Sonata Veršelienė. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.